Vienoje karalystėje gyveno karalienė ir senas karalius. Ji buvo jauna ir graži, kraujas joje virė, kartą į nekinčiamą vyro mūšį išlydėjo. Iš nuobodulio su karališkuoju juokdariu ji nusprendė pramogauti, tau priešai sostą kvailioti nepabodo. Šiandien ateik pas mane paglostyti mano kūną, jei juokdarys nusilenkė mano karalienę. Patikėk, nemeluosiu, bet juokdarys neniekšas, savo karaliaus aš išduoti negaliu. Galiu, jei nori, gražią pasaką tau papasakoti, o gal šokį apie amžiną meilę tau pašokti, atsakydama karalienė. Na gerai, leisiu aš save linksminti, tu man atsakai, tik žinok, aš įpratusi grąžinti skolas, nusprendusi atkeršyti pas savo vyro su laišku. Siunčia pasiuntinį, mylimasis tu mūsų rūmuose, priglaudai niekšą, kol tu mūšyje. Aš tikrai tavęs laukiu, ilgiuosi, o čia į tavo karalienės garbę pasikėsino. Tavo karališkasis juokdarys, karalius supyko perskaitęs tame laiške karalienės istoriją ir lėkė į kelią atgal su pasiuntiniu. Karališkasis dekretas dėl savo karalienės garbės jis nukirto nuo peties. Karališką juokdarį jis įsekė po budelio ašimi ir štai į ešafotą aikštėje atvedė dražųjį juokdarį. Jis mato, kad budelis paruošia kirvį, su juo žus svajonė ir juokdarys karalienei paskutinį prašymą, juk aš mirštu, prašau, leisk karalienė tau šokti mano šokį, įleido juokdamasis juokdarys, pažvelgė jai į akis, bet visi matė, per Arlekino skruostą riedėjo ašara, o jis šoko ir jo žvilgsnyje buvo atsisveikinimo priekaištas.